Nudažytų paviršių eksploatavimo problemas, kurios iškyla intensyvaus naudojimo patalpose, virtuvėse, koridoriuose, mokyklose, ligoninėse, padeda išspręsti naujos medžiagos panaudojamos gaminant dažus. Laboratorijoje atlikti bandymai, tyriant dažų eksploatavimo savybės, įrodė, kad šiai dienai tikrai yra dažų, atsparių įvairių rūšių medžiagoms teršiančioms paviršius. Bandymai parodė, kad pas mus gaminami pirmos klasės atsparumo dažai, ypač atsparūs bet kokioms teršiančioms medžiagoms. Praktikoje dažniausiai susidurėme su dėmėmis, kurias ant dažų paviršių palieka kasdieninės paklausos produktai – riebalai, pomidorų padažas, kava, arbata. Šiais dažais nudažytą paviršių, išteptą riebalais ar pomidorų padažu, galima nuvalyti iki minėtų produktų išdžiūvimo. Valymui galima naudoti neturinčias šiurkščių paviršių kempinėles, šiltą vandenį, buitines valymo priemonės. Dažnai susiduriama ir su atvejais, kai paviršiai pliejami kava ar arbata. Kadangi šie produktai savyje turi dažančių giliai įsigeriančių medžiagų, paviršius aplietus kava arba arbata valyti reikia nedelsiant. Dar vienas bandymas parodo, kad šiais dažais nudažytas paviršius yra atsparus net atidirbusiam variklio tepalui, o šių dažų plėvelė atspari dezinfekuojančiams medžiagoms. Šiais dažais nudažyti paviršiai nesipoliruoja, neįgauna blizgesio, valant nepalieka dėmių. Nudažyti paviršiai atsparūs dezinfekuojančiams priemonėms. Be gerų dažų eksploatavimo savybių, kurias įrodo šie bandymai, tokie dažai turi gerą paviršiaus dengiamumą. Jeigu jums tenka dažyti netolygiai nuglaistytus paviršius, su Celosilk dažais juos uždažysite vos 2 sluoksniais. Paviršius, kurie buvo nudažyti ne žemesnės kaip 3 klasės dažais ir ant kurių yra išlikę nešvarumų dėmės, rekomenduojame perdažyti Celosilk dažais. Per 2 metų praktiką gamintojai išgirdo labai daug gerų atsiliepimų apie glaistą Protak, tačiau išgirdo ir vieną kitą pretenziją dėl vėlimosi glaistymo metu ir dėl blogo šveitimosi. Tačiau paaiškėjo, kad visos pretenzijos kilo ne dėl glaisto trūkumų, o dėl neteisingo produktų naudojimo. Nepatogumų darbo eigoje naudojant glaistą Protak gali kilti tik neįsigilinus į produkto naudojimo instrukciją ir naudojant jį ne pagal rekomendacijas. Norime pabrėžti, kad glaistas Protak yra elastingas, tarpus armuojantis, klijuojantis glaistas, bet nėra skirtas ištisiniam glaistymui. Todėl siūlome pasižiūrėti, kaip glaistą naudoti pagal paskirtį. Į gipso kartono plokštės siūlę įtepamas didelis kiekis glaisto. Siūlė glaistų Protak užtepama ir išlyginama 1-2 kartais. Pakartotinės judesiais, lyginant ant siūlės užneštą glaistą, iš jo yra nugeriama drėgmė ir glaistas ima veltis, todėl taip daryti nerekomenduojame. Standartinės siūlės glaistant glaistų Protak nebūtinas armavimo tinklelis, kadangi glaisto sudėtyje jau yra armavimo pluoštas, suteikiantis glaistui elastingumą ir tvirtumą, o glaisto sudėtis leidžia jam gerai sukibti su paviršiumi. Rizikingose arba nestabilios konstrukcijos vietose rekomenduojame naudoti armavimo tinklelį. Šiuo atveju didėja sukibimo plotas ir nuglaistytos siūlės elastingumas bei tvirtumas. Atlikus visus anksčiau paminėtus veiksmus, darbas su glaistu baigtas. Visi rinkoje esantis gipso kartono plokščių siūlių užtaisymui skirti glaistai truputį susėda. Taip pat susėda ir glaistas Protak. Norint išlyginti glaisto Protak susėdimą, įmonė Elektra rekomenduoja naudoti ištisiniam glaistymui skirtus glaistus Pro Start ir Pro Universal. Taip išlygindami paviršius, jūs išspręsite ne tik glaisto šveitimo problemą, bet ir sulyginsite visus dažomus paviršius. Nudažius paviršius nesimatys gipso kartono plokščių sujungimų siūlių vietos.
Tenkinant klientų poreikius, įmonė gamina glaistą ProStart, kurio labai mažas sėdimas. Šiuo glaistu rekomenduojama glaistyti tinkuotus rupius paviršius pirmų sluoksnių. Gipso kartono plokštės nerupius mineralinius paviršius glaistyti pirmų sluoksnių, o taip pat rupių mineralinių paviršių glaistimui antram sluoksniui rekomenduojamas glaistas Pro Universal. Visų minėtų paviršių baigiamajam sluoksniui, o taip pat likusiems nepastebėtiems įbrėžimams po pirmo sluoksnio dažymo, įmonė Elektra rekomenduoja naudoti glaistą Pro Finish Plus. Šių glaistų privalumas tas, kad prieš dažymą glaistytų paviršių nereikia gruntuoti, nes jie labai tvirti ir mažai sugeriantys drėgmę.